Džekas Londonas. Įkurti ugnį. Gyvo balso pastaba. Knygoje naudojama imperinė matavimų sistema, tad teko šiek tiek adaptuoti. Mylios ir pėdos lieka, tačiau visi temperatūros matavimai yra paversti iš Farenheitų į Celsijus. Tikiuosi, tai padės lengviau suprasti šią istoriją. Diena išaušo šalta ir pilka. Nepaprastai šalta ir pilka. Vyras pasuko nuo pagrindinio Jukono tako ir užkopė stačiu šlaitu, kur menkai matomas retai mindytas takelis vinguriavo į rytus per tankų eglyną. Šlaitas buvo status, tad jis stabtelėjo atsikvėpti, tarsi tam, kad patikrintų laiką ir pažvelgė į laikrodį. Buvo 9 ryto, danguje nei saulės, nei net menkiausios jos užuominos. Bet ir debesų nebuvo. Dangus buvo skaidrus ir vis dėlto visa aplinka atrodė lyg apgaubta nematomų šydu. Tylia, melancholiška nuojauta, dėl kurios diena atrodė niūri. Priežastis buvo paprasta. Saulė nepasirodė. Vyras nesutriko, buvo įpratęs prie šviesos stokos. Jau kelios dienos, kai nematė saulės ir žinojo, teks dar lukterėti, kol toji džiugi šviesa trumpam išnirs virš pietinio horizonto ir vėl bematant pranyks. Jis pažvelgė atgal į kelią, kuriuo atėjo. Jukonas driekėsi plačiu, beveik mylios pločio ruožu, paslėptu po 3 pėdomis ledo. Virš ledo gulėjo dar tiek pat sniego. Viskas buvo akinamai balta, švelniai banguota, kur speigas buvo palikęs savo raštą. Kiek akys aprėpė į šiaurę, į pietus, vien balta platybė. Tik plona tamsi linija žymėjo vingiuojantį taką aplink eglėmis apaugusią salą pietuose, nusitęsianti į šiaurę, kol išnyko už kitos salos. Tai buvo kelias, pagrindinis traktas, vedantis pietų link, 500 mylių iki Čilkuto perėjos, Dajos ir sūraus vandens, o šiaurėn 70 mylių iki Dosono ir dar toliau 1000 mylių iki Nulato, o galiausiai 500 iki Švento Mykolo ties Beringo jūra. Visa tai tolstantis paslaptingas kelias, saulės nebuvimas, stingdantis šaltis, tas keistas nuošalus pasaulis vyrui nepadarė jokio įspūdžio. Ir ne todėl, kad jis būtų prie to pripratęs. Priešingai, jis buvo naujokas šiose žemėse, čičakas. Ir tai buvo jo pirmoji žiema. Jo problema buvo vaizduotės stoka. Jis buvo nuovokus ir praktiškas žmogus. Bet tai praktikai stigo prasmės. 45 laipsniai šalčio jam reiškia, kad tai tiesiog labai šalta. Ir viskas. Jis net nepagalvojo apie žmogaus trapumą esant tokioms sąlygoms, apie gyvenimo ribas ar savo vietą visatoje. 45 žemiau nulio jam reiškia tik vieną, kad reikia mūvėti kumštinės pirštinės, šiltus indėniškus batus, storas kojines ir ausines. Nieko daugiau. Mintis, kad tame slypi kažkas gilesnio, jam nė nešovė į galvą. Pasisukęs eiti toliau, jis spjovė. Iš smalsumo. Ore pasigirdo sausas, traškus garsas. Jis nustebo. Spjovė dar kartą ir vėl seilės net nepasiekė žemės, o jau sutraškėjo ore. Jis žinojo, kad prie 45 žemiau nulio seilės traška ant sniego. Bet šįkart jos traškėjo dar ore. Nebejotinai buvo dar šalčiau. Kiek jis nežinojo. Ir jam nerūpėjo. Jis traukė lik senos šachtos prie kairiojo Hendersono intako, kur jau turėjo būti jo draugai. Jie atkeliavo iš Indėnų upės pusės, o jis pasirinko ilgesnį kelią. Norėjo patikrinti, ar pavasarį iš salų Jukone bus galima išplukdyti rąstus. Stovyklą jis turėjo pasiekti apie 6 vakaro, vos po sutemų. Draugai jau bus įkūrę laužą, vakarienė lauks.
Pietums jis turėjo ryšulėlį, paslėptą po švarku, pridengtą marškiniais, įvyniotą į nosinę, priglaustą prie nuogo kūno. Tik taip sausainiai nesušaldavo. Jis nusišypsojo, pagalvojęs apie tuos sausainius, perpjautus pusiau, išmirkytus lašiniuose ir su storu šoninės gabalu viduje. Jis nėrė į eglyną. Takas buvo sunkiai įžiūrimas. Nuo paskutinės rogių kelionės buvo iškritę apie pėdą sniego, bet jis džiaugiasi neturys rogių. Ėjo lengvai, nešinas tik pietumis. Visgi šaltis nustebino. Išties šalta, pagalvojo jis, trindamas nosį ir skruostikaulius pirštinę. Tanki barzda neapsaugojo aukštų skruostų ir ilgos veržlios nosies, įsikišusios į ledinį orą. Iš paskos sekė šuo, didelis vietinis haskis, tikras vilkšunis, pilko kailio, neatskiriamas nei išvaizda, nei prigimtimi nuo savo laukinių giminaičių. Jį slėgė stingdantis šaltis. Jis žinojo, dabar nemetas kelioniai. Instinktas kuždėjo tiesą, kurios žmogus nesuvokė. Oras buvo ne tik žemiau 30, jis krito dar žemiau 40, 50. Šiuo metu lauke buvo -60 laipsnių Celsijaus. Šuo nieko nežinojo apie termometrus. Galbūt jo sąmonėje neegzistavo toks apibrėžtas šaltumo suvokimas kaip žmogaus. Tačiau jis turėjo instinktą, jautė tą niūrų, bet aštrų nerimą, kuris vertė jį tyliai slinkti iš paskos, akylai stebint kiekvieną žmogaus judesį, tikintis, kad šis sustos, įkurs laužą ar ieškos pastogės. Šuo žinojo, ką reiškia ugnis, ir jos troško. Jei ne, jis bent jau būtų norėjęs išsirausti guolį sniege ir susisukti į šiltą, instinktyviai pažįstamą saugumą. Šerkšnas nuo kvėpavimo aptraukė jo kailį, ypač aplink snukį, žandus ir blakstienas. Ir vyras buvo padengtas šerkšnu, jo raudona barzda ir ūsai pavirto ledo šarvu, kuris su kiekvienu drėgnu atodūsiu vis tirštėjo. Be to jis kramtė tabaką ir šaltis taip sustingdė jo lūpas, kad šis nebegalėjo normaliai spjauti. Tabako sultis tekėjo smakrų žemyn, sustingdamos į gintaro spalvos ledo barzdą. Jei būtų nugriuvęs, ši barzda būtų subirėjusi tarsi stiklas. Bet jis nesuko galvos. Toks buvo įprastas kramtančių tabaką keliautojų likimas tame krašte. Jis jau buvo išėjęs į lauką per 2 ankstesnės šalčio bangas. Tiesa, jos nebuvo tokios žiaurios kaip ši. Bet tada 60 mylių stotyje matė termometrą rodantį -45 ir net -50. Vyras ėjo toliau. Per plokščią miškingą ruožą, perbrido plačią pelkę ir nusileido į užšalusio upelio vagą. Tai buvo Hendersono upelis. Jis žinojo, kad iki atšakos liko apie 10 mylių. Pažvelgė į laikrodį, buvo 10. Kadangi ėjo 4 mylių per valandą greičiu, apskaičiavo, jog atšaka pasieks 12:30. Nusprendė ten sustoti pietų. Šuo vėl priartėjo, nuleista uodega, kupinas nerimo, kai vyras žingsniavo upelio vaga. Senos rogių vėžės dar matėsi, bet jas dengė apie pėdą sniego. Jau mėnuo kaip niekas tuo keliu nėjo. Vyras žingsniavo toliau. Mintis jo galvoje buvo retos ir paprastos. Pietus prie atšakos, vakare stovykla ir draugai. Kalbėti nebuvo su kuom, o net jei ir būtų, ledo kaukė ant veido neleido prasižioti. Tad jis tylėdamas kramtė tabaką ir toliau leido augti savo gintariniai barzdai. Kartais mintise šmėsteldavo viena paprasta frazė – labai šalta. Ir dar niekada nebuvo taip šalta. Eidamas jis automatiškai trindavo skruostus ir nosį pirštinę, kaitaliodamas rankas. Vos liaudavosi trinti, oda bematant nutirpdavo. Nosies galiukas taip pat. Jis jau žinojo, veidą nušals.
Gaila, kad neturėjo nosies dirželio kaip Budas. Tas dengdavo ir skruostus. Bet tiek to. Nušalę skruostai tai skausminga, bet nemirtina. Nors galvoje nebuvo gilių minčių, jis buvo dėmesingas aplinkai. Stebėjo kiekvieną vingį, užtvanką, kliūtį, kiekvieną žingsnį dėjo atsargiai. Vieną akimirką sugrįžęs į posūkį jis staiga krūptelėjo, tarsi išgąsdintas žirgas, ir atšoko nuo tako kelis žingsnius atgal. Jis žinojo, upelis tokiame šaltyje paprastai būna užšalęs iki pat dugno, bet žinojo ir tai, kad iš kalvų trykšta šaltiniai. Jie teka po sniegu, po ledu ir neužšąla. Jie pavojingi. Po sniegu slypi balos, kartais 3 colių, kartais 3 pėdų gylio. Jas gali dengti trapus ledo sluoksnis, kartais keli sluoksniai, tarp jų sniegas. Įlūžęs žmogus gali nugrimzti iki pat juosmens. Todėl jis ir išsigando. Pajuto slidimą po kojomis, išgirdo ledo traškesį. Sušlapti tokiu oru reikštų nelaimę, o pačiu geriausiu atveju vėlavimą. Tektų kūrenti laužą, nusiauti batus, nusimauti kojines ir jas išdžiovinti. Jis stovėjo, tyrinėjo upelio vagą, apžiūrėjo krantus, nusprendė, kad vanduo plūdo iš dešinės. Patrynė nosį ir skruostus ir pasirinko eiti kairiau, atsargiai, bandydamas kiekvieną žingsnį. Kai pavojus liko už nugaros, jis įsitraukė naują tabako gabalėlį ir vėl žingsniavo savo 4 mylių tempu. Per kitas 2 valandas jis dar kelis kartus vos neįkrito į panašius spąstus. Dažniausiai sniegas virš pasislėpusių balų turėjo šiek tiek įdubusią, tarsi karamelinę išvaizdą. Tai įspėdavo apie pavojų. Vis dėlto vieną kartą jam vos nepasisekė, o kartą įtardamas pavojų jis privertė šunį eiti pirma. Šuo nenorėjo, spiriojosi, kol vyras jį pastūmė. Tuomet gyvūnas greitai perbėgo baltą vientisą paviršių ir staiga įlūžo. Suklupęs į šoną jis išsikapstė į tvirtesnį gruntą. Priekinės kojos ir dalis kūno sušlapo ir vanduo akimirksniu virto ledu. Šuo ėmė greitai laižyti ledą nuo kojų, tada atsigulė į sniegą ir pradėjo kandžioti tarpupirščiuose susidariusius ledo gumulus. Tai buvo instinktas. Jei ledas liktų, letino suskaustų. Šuo to nesuvokė. Jis tik pakluso vidiniai paslaptingai užuominai, kylančiai iš giliausių būties klodų. Tačiau vyras tai žinojo, nusimovė dešinės rankos pirštinę ir padėjo iškrapštyti ledą. Pirštų nebuvo atidengęs nė minutei, o jie jau buvo nutirpę. Tikrai šalta, pagalvojo jis. Greitai vėl užsimovė pirštinę ir pradėjo stipriai trankyti ranką į krūtinę. 12 valandą diena pasiekė savo šviesiausią tašką. Tačiau saulė keliaudama žiemos dangumi per toli pietuose net neiškilo virš horizonto. Žemės išlinkimas užstojo ją nuo Hendersono upelio, kur vyriškis ėjo po skaidriu dangumi ir vidurdienį neturėjo jokio šešėlio. Lygiai 2:30 jis pasiekė upelio atšaką. Buvo patenkintas savo tempu. Jei taip ir toliau, 6 tikrai bus stovykloje su bičiuliais. Jis atsegė švarką, tada marškinius ir išsitraukė pietus. Visa tai tetruko kokias 15 sekundžių, bet to pakako, kad pirštai visiškai nutirptų. Užuot vėl užsimovęs pirštinę, jis pradėjo daužyti ranką į šlaunį. Tada atsisėdo ant sniegu užkloto rąsto ir norėjo pavalgyti. Bet smūgio skausmas taip greitai išnyko, kad jis net sutriko, nespėjo net kąsnio įsidėti. Vėl daužė pirštus, paskui sugrūdo juos atgal į pirštinę, o kitą ranką atidengė valgymui. Bandė atsikasti sausainio, bet trukdė ledinė barzda. Jis pamiršo susikurti laužą ir atitirpdyti sniegą. Nusišypsojo savo kvailumui ir tuo metu pajuto, kaip tirpimas grįžta į pirštus. Taip pat pastebėjo, kad kojų pirštai, kurie ką tik dilgčiojo, jau nieko nebejautė. Ar vis dar jie šilti, ar jau nutirpę?
Pabandė pajudinti ir nusprendė, kad nutirpė. Skubiai vėl užsimovė pirštinę ir atsistojo. Jis kiek išsigando. Pradėjo trepsėti vietoje, kol koja atgavo jausmą. Tikrai šalta, vėl pagalvojo jis. Tas žmogus iš Sieros upelio buvo teisus, kai sakė, kad čia kartais būna beprotiškai šalta. Tada jis juokėsi iš to žmogaus. Dabar žinojo, taip daryti nereikėjo. Jis ėjo pirmyn atgal, trepsėjo, mosavo rankomis, kol šiluma grįžo į kūną. Tada įsitraukė degtukų ir nusprendė užsikurti laužą. Iš krūmų, kur pavasarį buvo pakilęs vanduo, susirinko sausų šakelių. Dirbo atsargiai, pradėjo nuo mažų pagaliukų ir netrukus jau liepsnojo tikras ugnies stulpas. Atsitirpdė ledą nuo veido ir laužo šilumoje suvalgė sausainius. Bent jau trumpam atšiaurus kosmoso šaltis buvo pergudrautas. Šuo patenkintas atsigulė šalia. Pakankamai arti, kad sušiltų, bet ne per arti, kad nesusisvilintų. Pavalgęs vyras prisidegė pypkę ir ramiai parūkė. Tada vėl užsimovė pirštinės, prispaudė kepurės atvarų prie ausų ir patraukė aukštyn kairiąją upelio atšaką. Šuo liūdėjo. Jis būtų norėjęs grįžti prie laužo. Tas žmogus nesuprato, kas yra tikras šaltis. Gal net visa jo protėvių linija niekada nepatyrė, ką reiškia šaltis, kai už lango -60. Bet šuo žinojo, visi jo protėviai žinojo, ir tas žinojimas slypėjo jo genuose. Jis žinojo, kad tokiu oru vaikščioti po laukus neprotinga. Reikia susisukti po sniegu ir laukti, kol debesis uždengs dangaus tuštumą, iš kurios sklinda šis šaltis. Kita vertus, šuo ir žmogus buvo tam tikra prasme susieti. Šuo – žmogaus vergas, gavęs tik riksmais paremtus glostymus ir griežtą balso toną, kuris reiškia botago smūgį. Tad šuo nesistengė parodyti žmogui savo baimės. Jam rūpėjo ne žmogus, o jis pats. Jis norėjo ugnies. Bet žmogus pašvilpė, pašaukė jį tuo pačiu griežtu tonu kaip ir botago spriktas ir šuo pakluso, vėl sekė iš paskos. Vyras įsidėjo naują tabako gabalą ir pradėjo augintis naują gintarinę barzdą. Drėgnas kvėpavimas greitai padengė snieginiu šerkšnu jo antakius, ūsus ir blakstienas. Panašu, kad kairiojoje Hendersono atšakoje šaltinių buvo mažiau. Per pusvalandį nematė nė vieno. Ir tada nutiko. Vieta atrodė saugi. Minkštas lygus sniegas tarsi žadėjo tvirtą pagrindą po kojomis. Tačiau vyras įlūžo. Nors ir negiliai, sušlapo kojas iki kelių, kol išsikapstė į tvirtą sniego plutą. Supykęs jis keikėsi balsu. Tikėjosi būti stovykloje 6 vakaro. Dabar teks gaišti bent valandą, kol susikurs laužą ir išdžiovins avalynę. Tokiu oru tai buvo gyvybiškai svarbu, tiek jis jau žinojo. Pasuko į šlaitą ir užlipo aukštyn. Ten tarp kelių mažų eglių šaknų buvo iš rudens likęs sausų šakų sluoksnis. Tiek ploni pagaliukai, tiek storesni rąsteliai, net pernykštės sausos žolės. Jis numetė kelias stambesnes šakas ant sniego. Jos tapo pagrindu, kad ugnis neįsilydytų ir neužgestų. Iš kišenės išsitraukė ploną beržo tošės juostelę. Ši dega net geriau nei popierius. Uždegė ją, padėjo ant pagrindo, o tada pradėjo maitinti ugnį sausomis žolelėmis ir ploniausiamis šakelėmis. Dirbo lėtai, atsargiai, aiškiai suvokdamas, kokioje pavojingoje padėtyje atsidūrė. Kai liepsna sustiprėjo, ėmė maitinti ją vis didesnėmis šakomis. Susirietęs sniege, traukė šakeles tiesiai iš krūmų ir krovė į ugnį. Jis žinojo, šį kartą negalima suklysti. Kai lauke -60, vyras negali neįkurti pirmo laužo. Jei batai sausi, dar gali bėgti pusę mylios ir atgauti kraujotaką. Bet sušlapus, jokie bėgimai nepadės.
Kuo daugiau judėsi, tuo greičiau sušalsi. Visą tai jis žinojo. Senis iš Sieros upelio jį apie tai įspėjo rudenį. Ir dabar jis tai suprato. Jis jau nejautė kojų. Norėdamas užkurti ugnį nusimovė pirštinės ir pirštai tuoj pat nutirpo. Kol ėjo 4 mylias per valandą greičiu, širdis pumpavo kraują į kūno paviršių. Bet sustojus, tas siurblys sulėtėjo. Kosminis šaltis trenkė tiesiai į atvirą planetos kraštą ir jis, žmogus, stovėjo tame krašte. Kraujas traukėsi gilyn, slėpėsi nuo šalčio kaip ir šuo. Kol judėjo, kraujas norom nenorom tekėjo į paviršių. Dabar viskas. Kraujas traukėsi atgal į kūno gelmę. Pirmiausia, tai pajuto galūnės. Sušlapusios kojos šalčio tempą tik paspartino. Atidengti pirštai taip pat tirpo. Nosies galiukas ir skruostai jau buvo užšalę, o oda šalo, nes nebejautė kraujo. Tačiau jis jautėsi saugus. Kojos pirštai, nosis ir skruostai tik truputį nušals, nes ugnis jau degė stipriau. Jis ją maitino šakelėmis storomis kaip jo pirštai. Dar minutė ir galės dėti šakas storas kaip riešas. Tada nusiims šlapią avalynę, o basas kojas šildys prie laužo, iš pradžių trindamas jas sniegu. Laužas buvo sėkmingas. Jis saugus. Prisimindamas seno vyro iš Sieros patarimus, jis nusišypsojo. Tasai buvo labai rimtai pabrėžęs, kad esant -45 Klondaike niekas neturi keliauti vienas. O štai jis vienas. Nutiko nelaimė, bet jis išsigelbėjo. Kai kurie tie senukai, pagalvojo jis, tarsi bobos. Viskas, ką reikia daryti, išlikti šalta krauju. Bet kuris tikras vyras gali keliauti vienas. Ir vis dėlto, kaip greitai jam šąla skruostai ir nosis. O pirštai tapo nejautrus per kelias minutes. To jis nesitikėjo. Jie buvo lyg negyvi. Vos galėjo pajudinti juos kartu, kad paimtų šakelę. Lyg nepriklausytų jam, ne kūno dalis, o kažkas tolima. Kai lietė šakelę, turėjo žiūrėti, ar ją tikrai laiko. Lyg laidai tarp jo ir pirštų būtų nutrūkę. Bet visa tai atrodė nesvarbu. Ugnis čirškėjo, traškėjo, kiekviena liepsnelė žadėjo gyvybę. Jis ėmėsi atsirišti mokasinus. Jie buvo padengti ledo pluta. Stori, vokiški vilnoniai kojiniai, kaip geležiniai vamzdžiai iki kelių. O raišteliai, tarsi surūdijusios vielos, susipainiojusios ir sustingusios. Kelias akimirkas jis bandė sušalusiais pirštais, bet greitai suprato, kad tai kvaila ir išsitraukė peilį. Bet dar prieš spėjant perpjauti raištelius, tai įvyko. Jo pačio kaltė, tiksliau klaida. Neturėjo kurti laužo po egle, reikėjo statyti atviroje vietoje. Bet po medžiu buvo lengviau. Šakelės buvo ranka pasiekiamos, iškart krisdavo į ugnį. Tačiau medis virš laužo buvo apklotas sniegu. Jau kelias savaitės nebuvo vėjo, tad kiekviena šaka buvo pilna. Kiekvieną kartą plėšdamas šakelę, jis net nepastebėdavo, kad krutina medį. Tačiau to mažo sukrėtimo pakako. Aukštai viena šaka išpurtė sniegą ant apačios, ši dar žemiau, kol kaip sniego lavina visa tai griuvo žemyn. Staiga ir be įspėjimo viskas nusileido ant vyro ir ugnies. Laužas buvo palaidotas. Jį padengė netvarkingas šviežias sniego sluoksnis. Vyras buvo priblokštas. Lyg ką tik buvo išgirdęs nuosprendį savo pačiam. Kelias sekundės jis sėdėjo ir žiūrėjo į vietą, kur ką tik degė gyvybės viltis. Tada susitvardė. Gal tas senis iš Sieros ir buvo teisus. Jei tik būtų turėjęs kelionės draugą, viskas būtų buvę kitaip. Tas draugas būtų užkūręs naują laužą. Bet dabar viskas jo rankose. Ir šįkart jis negalėjo suklysti. Net jei pavyks,
greičiausiai praras kelis pirštus. Jo kojos jau turėjo būti smarkiai nušalusios, o iki antrojo laužo dar teks palaukti. Tokios mintis sukosi jo galvoje, bet jis nesėdėjo jas galvodamas, tuo metu jau dirbo. Naują laužo pagrindą statė atviroje vietoje, toli nuo klastingų medžių. Surinko sausų žolių ir mažų šakelių iš senos pavasario potvynio sąnašos. Jis nebegalėjo sugniaužti pirštų, kad ištrauktų šakeles, bet sugebėjo griebti glėbiais. Tarp jų pateko ir šlapių supuvusių šakų ir samanų, bet jis negalėjo rinktis. Dirbo nuosekliai, net susirinko glėbį storesnių šakų, kai ugnis sustiprės. Tuo metu šuo sėdėjo ir stebėjo, akyse kantri viltis, tarsi žiūrėtų į ugnies kūrėją, kuris kažkodėl vėlavo. Kai viskas buvo paruošta, vyras įkišo ranką į kišenę, ieškodamas kitos beržo tošės juostelės. Žinojo, kad ji ten yra. Pirštais nieko nejautė, bet girdėjo jos sausą čežėjimą. Vis bandė ją sugriebti, bet nepavyko, ir tuo pat metu visą sąmonę slėgė viena mintis – jo kojos šąla. Panika bandė skverbtis vidun, bet jis laikėsi. Įsidėjo pirštinės dantimis ir pradėjo mojuoti rankomis, daužyti jas į šonus. Tai darė atsisėdęs, paskui atsistojo. Šuo tuo metu sėdėjo netoliese, įsirausęs į sniegą, su savo vilkine uodega šiltai apglėbęs priekinės letenas. Stačios vilko ausis įsitempusios stebėjo žmogų, o žmogus, žiūrėdamas į gyvūną, pajuto didelį pavydą. Tas padaras buvo šiltas, saugus, jam užtenka kailio. Po kurio laiko jis pajuto pirmuosius tolimus signalus. Pirštai pradėjo dilgčioti. Dilgčiojimas virto giliu skausmu. Baisiai nemaloniu, bet jis apsidžiaugė. Nusimovė dešinę pirštinę, išsitraukė beržo tošį. Nuogi pirštai vėl ėmė stingti. Išsitraukė degtukų ryšulėlį, tačiau baisus šaltis jau buvo nužudęs jų gyvybę. Bandydamas atskirti vieną degtuką, išbarstė visą ryšulį į sniegą. Bandė pakelti, bet nepavyko. Pirštai buvo mirę. Labai atsargiai išstūmė mintis apie šąlančias kojas, nosį, skruostus, visa siela buvo susitelkusi į degtukus. Žiūrėjo į juos, naudodamasis akimis, nes jautimas nebeveikė. Kai pamatė, kad pirštai abiejose pusėse, bandė juos užspausti. Tai yra norėjo, bet pirštai neklausė. Užsimovė dešinę pirštinę atgal ir pradėjo įnirtingai daužyti ranką į kelį. Tada su abiem pirštinėm nugramzdino degtukų krūvą į glėbį kartu su sniegu, bet padėtis nepasikeitė. Po ilgų pastangų pavyko tarp delnų pagauti visą ryšulį. Taip ji nunešė iki burnos. Ledo luobas sutraškėjo, kai jis su didelėm pastangom išsižiojo. Apatinį žandikaulį patraukė į vidų, atlenkė viršutinę lūpą ir dantimis bandė išskirti vieną degtuką. Vieną pavyko, nukrito į glėbį, bet kas iš to, pakelti jis jo nebegalėjo. Tada sugalvojo, paėmė jį dantimis ir brūkštelėjo per kelį. Bandė 20 kartų, galiausiai pavyko. Laikydamas degtuką dantyse, prikišo prie beržo tošės. Bet siera rūkstančių dūmų įsirėžė į nosį, į plaučius. Jis pradėjo stipriai kosėti. Degtukas iškrito į sniegą ir užgeso. Senis iš sieros buvo teisus, pagalvojo jis desperacijos akimirką. Žemiau 45 laipsnių reikia kelionės draugo. Jis daužė rankas, bet nieko nebejautė. Staiga nuplėšė abi pirštinės naudodamasis dantimis. Suėmė visą ryšulį tarp delnų, rankų raumenys dar veikė, delnais prispaudė degtukus, brūkštelėjo per kelį. Visi 70 degtukų įsilepsnojo. Nebuvo vėjo, kuris juos užpūstų. Jis pasuko galvą į šalį, kad neuždustų nuo sieros ir prikišo ryšulį prie beržo tošės. Tuo metu pajuto, ranka dega, pajuto kvapą, po oda skausmas. Aštrus,
augantis, ir vis tiek laikė. Jo paties rankos gesino liepsną, trukdė uždegti tošį. Galiausiai nebeištvėrė. Atplėšė rankas. Degantis degtukai nukrito į sniegą, šnipždami užgeso. Bet tošis užsidegė. Jis pradėjo krauti sausas žoles ir mažiausias šakeles. Negalėjo rinktis. Kuras krito tarp delnų. Kai kurios šakelės buvo apaugusios samanomis. Tad kandžiojo jas kiek galėjo dantimis. Liepsna saugojo atsargiai ir negrabiai. Tai buvo gyvybė, ji negalėjo žūti. Kraujui pasitraukus iš kūno paviršiaus, jis pradėjo drebėti ir tapo dar nevikresnis. Didelis žalias samanų gabalas nukrito tiesiai ant mažojo laužo. Bandė jį nustumti, bet ranka buvo per stipriai virpanti. Liepsnos centras suiro, degančios žolės ir šakelės išsisklaidė. Bandė jas vėl sutelkti, bet nepavyko. Jį valdė drebėjimas. Kiekviena šakelė sušnipštė ir užgeso. O ugnies kūrėjas žlugo. Jis apsižvalgė bejausmiu žvilgsniu. Akys užkliuvo už šuns. Tas sėdėjo priešais, anapus sugriuvusio laužo sniege. Šiek tiek neramus, kėlė vieną, paskui kitą leteną, svėrėsi nuo vienos prie kitos, akyse ilgesys. Pamačius šunį, vyro galvoje šmėkštelėjo laukinė idėja. Jis prisiminė pasakojimą apie žmogų patekusį į pūgą, kuris nudobė jautį, įlindo į jo kūną ir taip išsigelbėjo. Jis galėtų nudobti šunį ir įkišti rankas į šiltą kūną, kol atgautų jautrumą. Tada galėtų susikurti naują laužą. Jis pašaukė šunį, bet jo balse buvo kažkokia keista baiminga gaida, kuri išgąsdino gyvūną. Jis dar niekada negirdėjo, kad žmogus taip kalbėtų. Kažkas buvo ne taip. Ir įtari šuns prigimtis pajuto pavojų. Nežinia kokį, bet kažkur smegenyse iškilo nerimas dėl žmogaus. Šuo suglaudė ausis, jo judesiai tapo dar neramesni, jis vis kilnojo letenas, bet prie žmogaus nėjo. Vyras atsiklaupė ir pradėjo ropoti link šuns. Ši keista poza dar labiau sukėlė įtarimą. Gyvūnas atsargiai pasitraukė į šalį. Vyras atsisėdo sniege, bandydamas nusiraminti. Tada vėl, naudodamasis dantimis, užsimovė pirštinės ir atsistojo. Pažvelgė žemyn. Norėjo įsitikinti, kad iš tikrųjų stovi, nes nejautė savo kojų ir nebejautė ryšio su žeme. Vien tas faktas, kad jis stovėjo, ėmė sklaidyti šuns įtarumą. Kai vyras kalbėjo griežtu įsakmiu tonu, su botago aidu balse, šuo vėl pakluso. Priartėjus gyvūnui vyras prarado savitvardą. Šoktelėjo mėgindamas sugriebti, bet nustebo, rankos visai neklausė. Pirštai nei susilenkė, nei jautė. Jis pamiršo, kad jie sušalę ir vis labiau šąla. Viskas įvyko greitai. Prieš šuniui spėjant pasprukti, vyras apsikabino jį rankomis. Atsisėdo sniege ir taip jį laikė, nors šuo urzgė, inkštė ir stengėsi ištrūkti. Bet daugiau jis nieko negalėjo padaryti, tik laikyti gyvūną apsikabinęs. Suprato, jis nepajėgs jo nužudyti. Bejėgėmis rankomis negalėjo nei išsitraukti peilio, nei jo laikyti, nei pasmaugti. Paleido ir šuo ištrūko, pabėgo su uodega tarp kojų, vis dar urgzdamas. Sustojęs už 40 pėdų, jis žiūrėjo į žmogų. Sausimis įtemptomis į priekį. Vyras pažvelgė žemyn, kad pamatytų savo rankas. O jos tiesiog kabojo. Keista, kad turi naudotis akimis, norėdamas žinoti, kur yra rankos. Pradėjo mojuoti rankomis, daužydamas jas į šonus. Taip darė 5 minutes, stipriai. Širdis pumpavo kraują į paviršių ir drebulys liovėsi, bet jokio jutimo rankose vis tiek. Jam atrodė, kad jos kabo kaip svoriai, bet kai bandė pajusti, kur jos, nesugebėjo. Jį užplūdo baimė. Ne aštri, o slogi,
tarsi šešėlis, ir staiga suprato, čia nebe pirštai ar kojos, nebe rankos ar pėdos, čia jau kalba apie gyvybę ar mirtį. Ir tikimybė prieš jį. Jį apėmė panika. Jis apsisuko ir puolė bėgti aukštyn upelio vaga, palei seną vos matomą taką. Šuo sekė iš paskos. Jis bėgo aklai, be tikslo, iš baimės, kokios dar niekada gyvenime nejautė. Pamažu, klampodamas per sniegą, pradėjo vėl matyti aplinką, upelio krantus, senas rąstų užtvankas, nuplikusias drebulės ir dangų. Bėgimas privertė jį pasijusti geriau. Jis nebedrebėjo. Galbūt jei bėgs pakankamai, jo kojos atitirps. O gal tiesiog nubėgs iki stovyklos pas draugus. Aišku, neteks kelių pirštų, gal ir gabalo veido, bet draugai pasirūpins likusią jo dalimi. Bet kartu kažkas viduje tyliai kuždėjo. Jis niekada nepasieks stovyklos. Ji per toli, o šaltis jau per daug įsiveržęs. Jis sustings, miręs. Šią mintį jis vis stūmė atgal. Kartais jį iškildavo, reikalaudavo dėmesio, bet jis ją stumdavo lauk ir stengėsi galvoti apie ką nors kitą. Jam pasirodė keista, kad apskritai gali bėgti su tokiomis sušalusiomis kojomis. Juk net nejautė, kada jos liečia žemę. Atrodė, tarsi jis sklandytų virš paviršiaus, tarsi nebūtų jokio ryšio su žeme. Kažkada buvo matęs sparnuotą Merkurijų. Ir dabar susimastė, ar Merkurijus jautėsi taip pat, kai skriejo virš pasaulio. Jo planas bėgti iki stovyklos turėjo vieną trūkumą. Jam trūko ištvermės. Kelis kartus suklupo, galiausiai pargriuvo ir nebegalėjo atsikelti. Nusprendė, reikia prisėsti ir atgauti kvapą. Kitą kartą tik eisęs, be bėgimo. Sėdėdamas pajuto šilumą, jaukų komfortą. Nešalo, netgi atrodė, kad krūtinę užliejo maloni šiluma. Ir vis dėlto, palietęs nosį ar skruostus, nejuto nieko. Bėgimas jų netitirpdė, nei rankų, nei kojų. Tada jį persmelkė mintis. Šaltis vis dar plinta po kūną. Bandė ją nuvyti, pamiršti, bet žinojo, kad kelia paniką, kurios jis bijojo. Ta mintis grįžo ir virto regėjimu. Jo kūnas visiškai sukaustytas ledo. Tai buvo per daug. Jis dar kartą puolė bėgti. Šuo visą laiką bėgo iš paskos. Kai vyras vėl pargriuvo, šuo atsisėdo prieš jį, uodega užsukta aplink letenas ir stebėjo. Smalsiai, bet įtemptai. Gyvūno šiluma ir saugumas vyrą erzino. Jis prakeikė šunį, kai šis suglaudė ausis, tarsi atsiprašydamas. Šįkart drebulys jį apėmė dar greičiau. Jis pralaiminėjo kovą su šalčiu. Tas veržėsi į kūną iš visų pusių. Ši mintis jį vėl pajudino, bet nubėgo tik 100 žingsnių. Tada suklupo ir griuvo veidu į sniegą. Tai buvo paskutinė panika. Kai atsigavo ir vėl atsisėdo, jame ėmė bręsti mintis apie orę mirtį. Tik jis to neformulavo taip. Mintis buvo tokia. Jis atrodė kaip idiotas, lakstantis kaip višta be galvos. Štai toks palyginimas jam atėjo. Juk vis tiek sušals, tad gali tai priimti ramiai. Ir su ta nauja ramybė atėjo pirmoji mieguistumo banga. Gal visai gera idėja numirti miegant, tarsi narkozė. Šaltis netoks jau baisus, kaip žmonės galvoja. Yra blogesnių mirčių. Jis įsivaizdavo, kaip rytoj draugai suras jo kūną. Staiga jis buvo kartu su jais. Ėjo taku ir ieškojo savęs. Ir kai pasuko už posūkio, pamatė save gulintį sniege. Jis jau nebuvo tas pats. Jau stovėjo su draugais, žiūrėjo į savo kūną. Tikrai šalta, pagalvojo. Kai grįš į valstijas,
papasakos visiems, kas yra tikras šaltis. Iš ten jis nuplaukė į viziją apie seną vyrą iš sieros. Matė jį labai aiškiai, šiltą, ramų, rūkantį pypkę. Tu buvai teisus, seni, sumurmėjo jis. Tada panirimas į miegą atrodė kaip pats jaukiausias, maloniausias miegas gyvenime. Šuo sėdėjo priešais, laukdamas. Trumpa diena leidosi į ilgą lėtą sutemą. Nebuvo jokių ženklų, kad žmogus kurs laužą. Ir šuo prisiminė, dar niekada gyvenime nematė žmogaus, kuris taip sėdėtų sniege, be ugnies. Kai sutemos tirštėjo, ugnies ilgesys jame stiprėjo. Sujudindamas letenas jis tyliai sudejavo. Paskui suglaudė ausis, laukdamas, kol žmogus sudrausmins. Bet šis tylėjo. Vėliau šuo suinkštė garsiau. Galiausiai priėjo, pauostė žmogų ir pajuto mirties kvapą. Gyvūno kailis pasišiaušė, jis atsitraukė. Dar kurį laiką jis delsė, stūgavo po žvaigždėmis, kurios šokinėjo ir švietė ryškiai šaltame danguje. Tada jis apsisuko ir patraukė taku link stovyklos, kurią pažinojo, kur buvo kiti maisto teikėjai, ugnies teikėjai.